Sveiki atvykę į mano kanalą. Šiandien turim neįprastą svečią, tai 4x4 pick-upą iš Autofortas Motors. Kaip matot, Isuzu D-Max LC komplektacijos dizelinis su automatinė pavarų dėžė. Manau, kad tai vienas iš rimčiausių konkurento darbo ir laisvalaikių pasaulyje. Tai gali būti ir kaip darbinis arkliukas, ir kaip šeimos toks iškilautojas. Na, pažiūrėsim, ką jis gali. Double cup kėbulas, beveik 5 metrų ilgio, solidus, didelis ir rimtai atrodantis. Ką mes turim priekyje? Gėlėt žibintus. Atrodo gražiai ir švies tikrai gerai. Bendrai kokybiškai sukurtas automobilis, kaip matot, niekas nedreba. Čia yra papildoma apsauga uždėta kapotui, priešrūkiniai žibintai, posūkio signalai. Na ir dugno apsauga, aišku, tokiam automobiliai tikrai prireiks. Kaip matot, iš šono jis gan aukštas. Čia toks pakojis papildomas, bet aukštis jo geras. Tai jeigu kokie bekelės nuotykiai, jam tikrai nebaisus. Komplektuojamas su Dunlop padangom, lėti ratlankiai, tvirta, faina. Ir pakabos eiga, aišku, nemaža. Iškart matosi toks darbo arkliukas. Variklis, tai gal jo čia sapnuoja vieta iš tikro. Čia 1.9, 103 arklio galių, kaip tokiai masė ir automobilis gali būti jaučiamas kaip trupučiuką per silpnas. Aišku, jeigu jau važinėt ramiai, kur nors bekelės režimai, taip kaip sakoma, ne kaip su bolidu, jo pakanka. Bet jeigu jūs pripratę prie kokių ten 200 PM, žinai, koks SUV-as, tai jausis, kad jis per silpnas. Variklis, aišku, patikimas. Tai yra dizelis Isuzu, tai jis bus labai patikimas. Tik tai, kad tos galios trūkumas jausis. Iš galo man patinka labai jo žibintai. Tikrai priduoda grožio ir tokias arogancijos gal šitam automobiliui, na, tokios kaip jėgos. Man šitie žibintai labai patinka. Atrodo gražiai. Aišku, čia ne LED, kaip matot. Standartiniai posūkiniai signalai. Bet aš kaip suprantu, aplink tai čia bus LEDas. Jo. Keliamoje gale tona. Tai įsivaizduokit toną, 4x4, differential lock, priekabos masė 3,5 tonos. O pats galas, tai oho, čia svoris toks. Pabandysim užlipti. Gal pavyks, nors man keliai biški skauda, bet gal kaip nors. Wow. Pažiūrėkit. Čia galima čilinti iš tikro. Aišku, važiuoti taip negalima. Jeigu būtų galima, būtų amazing, faina kaip. Bet atrodo tai įspūdingai. Kaip ant pjedestalo stovi čia. Tai va čia toną galima drąsiai prikraut. Šiaip iškilaut galima su šeima. Toks automobilis. Pabandysim šokti. Iškilom, tai čia į medžioklį kokią. Super su draugais. Na ir kas man patinka, viskas tvirtai. Tas plastikas, toks tvirtas, rimtas, net ir jeigu pabraižysi jį, tai čia tam ir skirtas šitas automobilis. Farkopas. Va, ir čia galima atsistuoti, jeigu reikia. Neblogai atrodantis, man patinka. Pažiūrim, kas salone. Kas liečia interjero kokybę, tai durelės čia tvirtas plastikas, kietokas.
Čia kaip oda, minkšta, apdaila, kieta, bet plastikas kokybiškas, tvirtas, viskas čia tvarkoj. LC komplektacija, tai turim odinį saloną, elektra reguliuojama. Šiaip kokybė sėdinių man labai patinka, tokios rimtos sėdinės, iš tikrųjų ir kokybiška ta oda. Čia minkšta, čia biškiai kietesnė, man čia labai imponuoja. Priekinė panelė, čia yra minkštas kaip plastikas, ale oda, o gal čia net ir oda, labai panašiai oda. Čia jau kietas plastikas, kietas. Daiktadėžę turim, porankį. Čia kitokas plastikas, kitokas. Multimedija, tai lietimui jautrus ekranas, Android Auto, Apple CarPlay galima jungti, navigacija. Tai čia tikrai kaip tokiam automobiliui pilnai pakanka. Daug labai daiktadėžių. Ir čia. Taip aš parodysiu iš kitos pusės. Čia dar 2 daiktadėžės. Viena čia. Aišku, nelabai didelė. Va, dėl DVD dar yra. Retro. Čia irgi daiktadėžė. Durelėse galima ir buteliukus įdėti. Čia dar yra vietos kavos puodeliams, gėrimams. Ką mes čia turim 12 voltų rozetę. Jo. 4x4. Visas sistemos, sėdinių šildymas. Juodas stogas. Lubos. Su apšvietimu. Bendrai automobilis sukelia labai gerą jausmą. Tuoj parodysiu, kaip aš atrodo viduje, jeigu atsisėdu. Čia aišku, toks matot, aukštis didelis, tai reikia pakelti kojas. Bet vietos tai buvo kiek daug. Jausmas tikrai labai geras su juo. 1,85 m, va taip atrodysiu. Man patinka. Rimti automobiliai, rimtiems vyrams. Gale tai vietos nėra super daug. Dėl apdailos, tai čia irgi kietas plastikas, čia minkšta apdaila, ale oda, čia irgi minkšta, tvirta, faina, elektrovaldomi langai, kietas plastikas, buteliukų erdvė, dar kažką ir pavyks įdėti. Gale, ką mes čia turim, klimato kontrolė. Man šitas dalykas patinka, turim USB gale vieną. Va. Galime jį uždaryti. Sėdinių kokybė gera, porankis yra. O jeigu su vaikais kur važiuoti, tai arbatytė galės gerti normaliai. Viskas labai tvirtai pagaminta, sėdinės tokios storos. Na, man patinka tas jausmas, kad čia storesnė oda, čia minkštesnė, komfortas geras. Pabandysiu atsisėsti gale, parodysiu, kaip atrodo. Čia dar yra rankinėlė, sorry, kad purvina, toks automobilis jau, žinot, atleiskit, kaip sakoma, jis tam ir skirtas, kad būtų purvinas. Va, kaip aš atrodau, virš galvos pas mane vietos, nepasakyčiau, kad daug, bet pakanka, aš galėčiau važiuoti. Matomumas neblogas, vaikams ypač patiktų. Na, va, čia dar galim kažką užkabinti. Turim papildomų tokių dalykėlių. O EasyFixai irgi yra. Tai jeigu vaikų kėdutė, drąsiai galima įdėti. Priekinė sėdinė, manau, galima dar į priekį pastumti, nes ten jau labai jinai atraukta atgal. Tai būtų čia vietos daugiau. Apšvietimas. Čia nelėt, bet koks skirtumas. Vat kas blogai, gale nėra apšvietimo. Būtų fainiau, jeigu čia būtų tokia lemputė. Kažką paskaityti, gale pasidėti. Durelio atidarimo, uždarimo garsas. Malonus, kokybiškas. Neblogai. Dėžė čia automatinė, 6 laipsnių. Tai kuro sąnaudos, manau, bus kokie iki 9 litrų dizelio, 100 km, priklausomai, jeigu užmiestį ramiai važiuosit, gal ir mažiau, kokie gal 6. Toks nuo 6 iki 9. Pats vairas tai multifunkcinis. Turim kruizo kontrolę, valdymas čia. Na, muzika jau čia standartinės tokios multimedijos mygtukai. Automatiniai žibintai,
galima sureguliuoti auto, išjungti ESP. Dėl POF vairavimo, tai žiūrėkit mano video, įkelsiu, pamatysit, koks jausmas bevaruojant šitą automobilį, bet ką galiu pridurti, kad nors tai atrodo kaip pikapas, bet jo komforto lygis yra tikrai labai aukšto lygio. Nes kai tu vairuoji tokį automobilį, pirmas įspūdis atrodo, čia toks darbo arkliukas. Važiuoja gerai, turi būti kietas, toks brutalus, bet neapsigaukit. Čia yra visas odinis paketas, LC komplektacija. Ir iki 90, kai važiuojat mieste, ypač jeigu miestų net gatvėmis, jo komforto lygis yra labai aukštas. Tai pabandykit, pažiūrėkit, palyginkit su konkurentais, bet čia jo stiprioji pusė, būtent komforto lygis, ypač važiuojant iki 90. Kaip sėdint gale, tai per priekį, jo jis bus kietas, jis, tam ir sukurtas, jis negali būti super minkštas, čia pikapas, čia brutalus automobilis, bet pasikartosiu, jis orientuotas į komfortą kažkiek. Čia ne brutalus kažkoks darbinis arkliukas, čia toks kaip hybridas, jis gali būti ir šeimos automobilis, na ir aišku, kaip darbo priemonė. O jeigu kalbant apie saugumo funkcijas, tai aišku, čia ABS, ESP, aklosios zonos sistema, turi priekyje radarą, mato priekyje važiuojančius automobilius, turi taip vadinamą autopilotą, kur mato ir juostas, ir palaiko greitį. Tai pasikartosiu, čia ne tik pikapas, bet ir pilnai saugumo atitinkantis automobilis. Tai, kaip sakoma, važiuoji su šeima ir rami galva, kad automobilis tave saugo. Tikrai, manau, vertas dėmesio. Aišku, kaip sakoma, automobilis turi ir savų minusų, ir savų pliusų, bet man jisai patiko ypač dėl komforto. Dėl to komfortiško jausmo, kad čia Isuzu vis dėlto sugebėjo iš pikapo padaryti ir komfortišką automobilį, ir darbo įrankį. Tai prenumeruokit kanalą, rašykit komentarus, laikinkit video, man tai labai tikrai padeda, jūsų palaikymas. Na ir iki sekančių susitikimų.